Gal jauties užstrigęs, vis atidėlioji, bandai kažką daryti, bet vis jauti, kad atidėlioji. Galbūt visą laiką dėl pinigų stresas, arba kad ir kiek uždirbtum, kad ir kas, vis tiek yra tas nerimas toksai, kur atrodo, gal vis dėlto dar reikia, kažko nepadariau. Gal santykiuose konfliktai yra, kur atrodo kaip ir myli, kaip ir viskas tvarkoja, atrodo tikrai, nori būti kartu, bet vis kažkaip konfliktuoja, vis kažkas tai tokio iškyla, kur kažkas negerai. Ir aš netgi šiuo metu jaučiuosi taip pat irgi pasakoju, dalinuosi, bet jaučiu, kaip vyksta manie kažkokie konfliktai, kur ką sakyti, ar gerai aš sakau. Ir tas užstrigimas, jauti tą tokį pas save. Jeigu jauti, tai čia parodysiu, kaip tai vyksta. Matai, mes galvojam, kad čia yra mūsų silpnybės, kad galvojam, kad mums trūksta motyvacijos, trūksta kažkokios disciplinos, kad mums reikia save spausti dabar, reikia išmokti, reikia nuvyti neigiamas mintis, reikia sustvarkyti kažkaip. Mes galvojam, kad tai silpnybės yra ir mums reikia prieš jas kovoti. Ir aš galvojau ilgą laiką tą patį. Bet ilgus metus nesupratau ir nemačiau tokio dalyko ir net klausimo tokio neuždaviau. O jeigu šitie blokai nėra silpnybės, jeigu visas šitas nėra silpnybės, kas jeigu tai yra apsauga, kuri bando mus apsaugoti nuo kažko tai. Ir aš niekada apie tai net nepagalvojau. Nes aš taip ilgai galvojau, kad čia silpnybės yra, kad man reikia stengtis, kad reikia save pušinti, stumti, save mokytis ir vadinam tai progresu, nes žiūrėk, aš dabar tą išmokau, dabar mažiau šitas, dabar šito daugiau ir mes lyg tai bandom tas kokias tai svarstyklės persverti, kur čia yra tie visi neigiamumai, tos silpnybės ir mes bandom pridėti tų, kur nesimatytų. Ar yra toks jausmas tau, kad visą laiką tas kažkoks kovojimas prieš save yra, įrodinėjimas savo, kad aš galiu, kad aš moku, bet kad ir kiek tą darytum, vis tiek kažkas tai viduje vis tiek to nepanaikina. Ir kuo iš tikrųjų labiau stengiausi ir kuo labiau stengiasi, tuo labiau jautiesi užstrigęs dar, nes kad ir kaip pasiektum, kad ir ką gautum gyvenime, ar tai santykius netgi atrodo myli ir parodai ir kartu būni ir viskas, bet vis tiek kažkur tai stringa. Jeigu piniguose, santykiai su pinigais, lygiai tas pats. Daugiau uždirbi, daugiau turi, bet tada vėl dar didesnis nerimas, nes dabar turi daugiau, gali daugiau prarasti. Žodžiu, visą laiką tas yra toksai savyje kažkoks tai kovojimas. Ir aš tikrai 2008 metais netgi atsidūriau Anglijoje, dirbau fabrike ir tapau benam realiai, nes neturėjau kur gyventi, paprašiau buvusios, kad leistų miegoti mašinoje ir realiai buvau mašinoje ir atsidūriau toj vietoje, kur tikrai jaučiausi visiškai nereikalingas, nemylimas, nesvarbus, bevertis ir iš tikrųjų buvo gyvenime tokių momentų, kai norės net viską baigti, nes jaučiausi paliktas, jaučiausi nemylimas, jaučiausi vienišas, jaučiausi, kad ko tu čia iš vis esi, kad niekam tu nereikalingas, nieko negauni, ką turi, kas svarbu, niekam neįdomu ir nėra prasmės. Ir tada po 3 metų staiga dirbu su Tony Robbinsu, su Wall Street'o vilku, su tokiu Russell Brunson, didelių scenų mane kviečia, dideli klientai, uždirbu, keliauju po pasaulį, atrodo, wow, sėkmė kažkokia, tai bet išoriai sėkmė, o viduj vis dar tas pats skausmas. Ir tas skausmas jaučiasi kaip vis dar tas kažkoks vaikas, kuris trokšta meilės ir saugumo. Ir kaip tai atrodo, jeigu santykiuose noriu, kad mane vertintų, noriu, kad būtume gražiai, noriu, kad manęs nevarytų, manęs nesakytų blogų dalykų. Norisi, kad atrodo, turiu įrodinėti, turiu parodyti, kad tikrai galiu, kad sugebu, kad žinau, kad aš nusipelnęs tos meilės, kad aš ir viską darydavau viską darydavau dėl meilės, o ne iš meilės.
viską darydavau dėl klientos ir su klientais irgi bandydavau nusipelnyti, bandydavau būti kažkoks, tai bandydavau įrodyti, kad aš moku, sugebu, galiu ir kad ir kiek bandydavau, vis tiek būdavo tas skausmas. Nes visą laiką reikėjo kovoti su atidėliojimu, su abejonėmis. Iš vien netgi dabar darai galvoju, ar čia tikrai reikalinga, ar čia tikrai žmonėms svarbu, ar čia visą laiką tas balsas yra, visą laiką buvo prieš tai, bet aš visą laiką su juo bandžiau kovoti, bandžiau nutildyti, bandžiau geresnis tapti, suprasti daugiau, išmokti daugiau, dirbau su Wall Street'o vilku, išmokau pardavimų, išmokau NLP, išmokau savo būsenas laikyti, pagerinti ir visą kitą. Baimės nugalėti, pradėjau šokinėti su parašiutu, dabar Tenerife gyvenu, skridau su parasparniu, visą laiką tas buvo, atrodė, kad nugaliu, bet už viso to visą laiką lieka tas skausmas. Ir viskas priėjo prie taip, kad viskas pradėjo griūti. Mano santykiai, mano verslas, mano santykis su mylimaisiais, pačio santykis su savimi, atrodo viskas griūna, nes tai, ką stačiau, kaip kortų namelis pasirodo buvo. Ir kol aš būtent nepriejau prie to tokio visiškai bedugnės krašto liepto galo, kur atrodo viskas sugriūna ir tuoj viskas dings. Ir kas baisiausia, kad aš tome momente mažiausiai jaučiuosi stiprus, aš labiausiai jaučiausi silpnas, aš labiausiai jaučiausi, kad aš nieko negaliu padaryti, nes visa tai ir atėjo iki tos bedugnės, kad būtent dėl to, kad aš kovojau prieš save, turėjau vis tą tokį konfliktą viduje, dėl to tie visi dalykai ir priėjo. Ir kol nepamačiau ir būtent tame visame chaose per tam tikras praktikas, per tam tikrus suvokimus pamačiau, kad tai niekada nebuvo mano kažkokie blokai. Tai buvo mano apsauga. Tai buvo mano nervų sistema, mane bandė apsaugoti nuo dar vieno skausmo. Nuo kokio skausmo? Nuo būti nemylimu, būti nevertingu, būti nematomu, būti nesvarbiu, neįdomiu. Visi tie skausmai per visą gyvenimą, kurie patirti, jie buvo. Aš išmokau nuo šito apsisaugoti, nuo šito apsisaugoti, nuo šito apsisaugoti, nuo šito. Ir taip gavosi, kad ant tiek išmokau apsisaugoti, kad po to atrodo esi suparalyžiuotas gyvenime, nes bandai kažką siekti, ko tu iš tikro nori. Tie dalykai, kurių nenori, gali lengvai pasiekti. Kai būni užsivežęs, kai būni piktas ypač, tada viską atrodo gali pasiekti. Bet tie dalykai, kurie iš tikro tau svarbus, mylimi žmonės, kaip turėti nuostabius santykius, užuot pyktis, kaip versle turėti klientus, verslą, kuris tau atneštų kaifą, kuris tau atneštų tą tikrą pasitenkinimą, o ne kažkokį įrodinėjimą, ne kažkokį tai marketingo visą tą bandymą pritraukti žmonės, manipuliuoti, parduoti kažkaip tai nusipelnyti tą kažkokį vertę, įrodyti su konkurentais, kapotis ir taip toliau. Visą tai buvo tik apsauga. Ir ką labiausiai pamačiau, ko niekada nemačiau, kad mano blokai, tai nėra kažkoks silpnybės, tai nėra kažkoks blogas, tai yra meilė. Meilė, kaip mamas myli savo vaiką, reiškia, mano nervų sistema mane myli, jinai manim rūpinasi, jinai mane saugo visą laiką. Tai reiškia, tos meilės, kurios aš galvojau dėmesio ir galvojau, kad vienas esu, niekada aš nebuvau, nes ten ir buvo tie visi dalykai tam, kad aš jausčiau, kad būčiau saugus, manim rūpinosi. Ir ta meilė, kurios aš noriu ir ieškau iš visų kitų, jinai visą laiką buvo čia. Tik per apsisaugojimą, kaip ir mama bando apsaugoti savo vaiką, vaikas nieko neužauga, jis nieko negali patirti, nes tai yra tik saugumas ir mes tą jaučiam ir tu jauti tokį turbūt irgi dalyką. Jautiesi saugus, bet viskas ateina ir pasijaučia, kad kas vyksta tie blogi dalykai, atrodo, pasijaučia tada, kai mes pradedame eiti link to, ko norime. Tai reiškia, mes saugiai čia gyvenam, tada pradedame eiti daryti, kas atrodo gal bus įdomu, gal faina, gal smagu, gal čia būtų gerai, o čia turėčiau tą. Ir tada staiga bum, iš karto prasideda abejonės, baimės, dvejonės, visa kita ir grįžtame atgal tą saugią vietą. Bet ten saugi ne dėl to, kad
mūsų blokai, kažkas silpnybės yra dėl to, kad mes ten labiausiai bandome būti apsaugoti nuo to, ko norim. Reiškia, mažiau pinigų, galbūt didesnis net gensvaris, visi kiti dalykai, klientų nepritraukimas, dėl to, kad bando apsaugoti visą laiką mus. Ir jausmas yra kaip narve kažkokiam tai, kad esam mes, yra kažkoks narvas, kuriame mes esame ir iš to narvo mes negalim išeiti. Nori daugiau pinigų, bet šitas dalykas stabdo. Nori geresnių santykių, noriu santykiuose būti nuostabus ar net iš vis noriu santykių, bet va šitoj vietoje, kai ateinu iš karto kažkoks, yra narvas, kuris mane iš karto pradeda saugoti, aš tada arba užpykstu, užsidarau, pasitraukiu, kad ir kas tai bebūtų, toks jaučiasi, kad tu narvėsi. O tikrasis aš turiu svajonės, aš turiu troškimus, aš turiu meilę viduje, kurią noriu skleisti, kurią noriu rodyti, turiu dalykus, kuriuos noriu pasiekti, bet aš einu link jų ir aš turiu kovoti su savimi. Aš išvien kovoju su savimi, eidamas link tų dalykų. Toks jausmas, kad išvien kova yra. Ir tiltas, kaip iš to atrodo narva, nes narvas yra aplink jį apsauginių stovi ir narvas yra tas, kad ne kažkaip pro juos, nes tos dalys mūsų yra tokios stiprios, jos sukurtos tam, mūsų tie apsauginiai sukurti tam, kad jie mus apsaugotų nuo skausmingiausių dalykų. Jų niekada negali nugalėti, dėl to ir jautiesi, kad yra dviguba kažkokia yra tavo svajonės, tavo troškimai, bet yra kažkokia dalis, per kurią negali perlipti, nes ta dalis ir yra, kad neapsaugotų. Ir vienintelis būdas perlipti, tai yra sukurti saugumą, o ne bandyti peršokti per prievartą, per kažkaip kitaip. Susidraugauti, pamatyti ir nuraminti tuos apsauginius. Kad jie, žinai ką sakytų, kaip mama sakytų, žinai ką, tu saugus. Čia nieko tokio nebus blogo, kur anksčiau gyvenime buvo, galima eiti. Aš vis tiek prižiūrėsiu tave, aš vis tiek atsargiai, aš vis tiek rūpinsiuos, jausiu kažkokį nerimą, bet einam, aš žinau, kad saugu. Ir aš taip gyvenime ir parašiutų pradėjau šokinėti ir iš tikrųjų santykiai pas mane dabar visiškai pasikeitė, kur nėra tų didžiulių konfliktų, yra supratimas, meilė, tarpusavį ryšys ir aišku, tai yra procesas, nėra tobulas, bet yra procesas, kur eini ir tai tampa daug natūralesnis dalykas, kur baimės tie dalykai nestabdo. Jie padeda kaip tik. Ir nebereikia kovoti. Nes patys veiksmai tampa natūralūs, nes nėra ko bijoti. Kažkas man sakė, sako, kaip dabar, žinai, kaip dabar tavo gyvenimas pasikeitė. Aš tokį pavyzdį sakau, Supermenas, pagalvok apie Supermeną. Jeigu tu galvoji, kad esi ar jauti, kad esi Supermenas, ko dabar tau reikia? Nuo ko tu turi saugotis? Nes vienintelis dalykas, nuo ko Supermenas saugosi, tai yra nuo blogiečių, kurie turi tą silpnybę jo. Tada tai pasaugotis reikia, bet Supermenas, ko jam dabar reikia? Reikia daugiau pinigų, reikia daugiau kažkokio taip užtikrintumo, garantijų, dar kažko, ne. Klausimas jeigu aš Supermenas, jeigu aš viską galiu, aš viską sugebu, ko aš noriu, kas iš tikrųjų svarbu. Ir tada atsiranda tie natūralūs veiksmai, aš šito noriu, einu, žinau, kur mano baimės, matau, kur apsauginis iš karto iššoko, ačiū tau. Matau, nuo ko bandai mane apsaugoti. Tu bandai mane apsaugoti, kad aš nebūčiau nusivylęs, kad manęs nejaučiau to, kad mane atstūmė, nejaučiau, kad aš bevertis, kad aš niekam nesugebu, kad aš nieko nemoku, niekam nesvarbu. Ačiū, mane tu apsaugai. Ir atsirado ramybė, atsirado aiškumas, būtent kas yra tas, visą laiką buvo, aš klausimą turėjau, kas yra mano tikslas, kas mano gyvenime yra, ta mano misija, dar kažkas visą laiką. Bet ta misija buvo per apsaugojimus eiti ir aš niekada jos nemačiau, nebuvo aiškumo niekada, nes visą laiką, bet jeigu čia tu būsi skaudintas, jeigu čia tu būsi atstumtas, jeigu čia darysi šitą, gali būti, kad tu būsi tas. Ir visą laiką tas neaiškumas buvo tam, kad mane apsaugoti. Aiškumas niekada nebuvo problema, aiškumas buvo apsaugojimas mane, kad aš nepasirinkčiau šito arba šito ir kad pasimetęs būčiau ir kad nežinočiau, kad nesuprasčiau, kad nežinočiau, kur aš turiu eiti, kad aš neeičiau. Čia buvo apsauga, čia manim rūpinosi.
Nes visas saviugdos pasaulis sako tokius dalykus. Tai yra, spausk save, jokio pasteisinimo, žodžiu, eik daryk, ne, būk disciplinuotas, štai kalendorius, štai va, 3 žingsnių sistema, štai ką daryk, ne, priimk save, paleisk, priimk save, reiškia, priimk save, ne, paleisk save, arba paleisk emocijas, sunaikink vidinį kritiką, pradėk mylėti save. Ir visur yra tas, tu esi blogas, tau reikia būti geresniam, štai būdas, kaip būti geresniam, pirk. Visas marketingas ant to pastatytas. Ir aš žinau, nes aš visą laiką tą dariau. Aš tik to nemačiau. Kad tai yra būtent tas vadinamas vaidyba. Vaidyba tai yra arba baimės paremta, yra 3 realiai tie marketingas ir gali net atpažinti, yra baimės. Jeigu tu to neturėsi, tu būsi prastesnis, blogesnis, toliau, ne? Kitas dalykas yra, jeigu nori būti toksai ir toksai ir toksai, daryk šitą. Šitas tau padės būti tokiu ir geresniu. Ir arba tave sako, arba šito tu negausi, be šito tu neišgyvensi, arba su šituo tu išgyvensi. Bet abiem atvejais tai yra vertimas būtent dirbti ir per save, prieš save kovoti, būtent sukuriant didesnį pasipriešimą su savim, užuot pamačius, kad tai yra meilė, kad tai yra tavo apsauga, kuri kaip mama, ir kad tai yra, tu esi mažas vaikas, o tos apsaugos yra tavo suaugęs, nes tu sakai, aš noriu daugiau pinigų, aš noriu mylėti, noriu daugiau, noriu kažkur nuvažiuoti. Ir tas pats kaip vaikas sakantis, aš noriu saldainio. Aš noriu saldainio. Ir apsauginis mama sako, ar tėvai, ne, apsauginis sako, palauk, mes valgyti neturim, mes tuoj būsi palikti iš vis vieni, apie kokį saldainį tu nori. Ne, pamirš saldainį. Aš net kaip tik padarysiu, kad ne, sėdėk šitą daryk, dabar sėdėk šitą daryk. Ir tas vaikas, mūsiškis, okei, man sakė, dabar aš blogai jaučiuosi, dabar sakė, kad tokia ir tokia sistema yra, tą reikia daryti, 3 žingsnių paleisti ir taip toliau, dabar aš tą ir darysiu. Ir mes jaučiamės būtent kaip tas vaikas, kuris priverstas daryti kažką, kad jisai kažkoks blogas, kad jisai pagerintų, kad gautų meilę tą. Tai yra mūsų apsauga, tai yra mūsų rūpestis. Bet mes jaučiamės būtent kaip tie vaikai, kuriuos tėvai nubaudė dabar arba sakė, žiūrėk, jeigu tu nori būti, kad aš tave mylėčiau, tu turi dabar daryti tą. Ir mes taip jaučiamės. Nes mes nesuprantam, kad tai būtent ir saugo, nes mes nepaimam patys vairo, nepaimam vadelių, bet negalim atimti tų vadelių. Mes turim parodyti, kad hei, pasitikėk manim, viskas bus gerai, nereikia mane saugoti. Gali būti šalia, gali matyti ir priminti man, kad atsargiai. Taip ir gaunasi, aš važiuodamas motociklu, skraidydamas parasparniu, mano visą laiką tas yra įjungtas. Atsargiai, už kampo bus pavojus, gali būti, pristabdyk. Lėčiau, ramiau, atsargiai. Šitoj vietoj vėjas netoks, gali būti tavo sparnas pradėt gali kristi, ne, atsargiai. Tas visą laiką yra, bet jeigu tai mano gyvenime, aš leisiu tai gyvenime vadovauti, arba tai mano gyvenimą realiai vadovauti, tada aš negalėčiau mėgautis važiavimu, negalėčiau mėgautis skrydžiu, nes aš išvien būčiau apsisaugojimo fazėje. Ir problema yra būtent ta, kad kuo labiau spaudi save, tuo labiau nervų sistema priešinasi. Daugiau streso, daugiau karo viduje. Jeigu nori, nori daugiau pinigų, bet pinigus mes asocijuojame su, jeigu aš neturėsiu pinigų, mane paliks, aš nereikalingas, aš nevertas, aš nenusipelnintis, aš neįrodantis, kad aš esu vertas, kad aš esu kažkuo ypatingas, kažkuo tai dar kažkoks, dėl to mes ir einam link to, einam link pinigų ir kuo labiau einam link jų, tuo labiau jaučiamės, kad stabdo kažkas, tuo labiau ta baimė didesnė. Bet tai yra apsauga, kad hei, pinigai nesvarbus, nes tenai yra pavojus tau būti skaudintam, būti atmestam, būti pajoktam, būti taip pat kaip vaikystėje. Per visą savo gyvenimą jautei tas visas traumas. Nes ta baimė mums primena, per ką mes visą tai perėjom, kokios traumas, kokios mūsų žaizdos yra. Ir kai tik tai tada, kai nurimsta ta apsauga, kai nebereikia saugoti, nes visa ta energija tada atsilaisvina, tada energija grįžta, tada atsidaro tiltai ir į pinigus,
ir į klientus, į santykius, nes tada santykiuose mes nebandom apsisaugoti. Nes žmonės mato tik tai, kaip mes reaguojame, o mes reaguojame dėl to, kad bandome apsisaugoti. Kai pasako, kad čia neįdomu, žinai, čia šitas, tu gal geriau eik kažką kitą padaryti ir aš nevertas, aš nereikalingas, aš neįdomus ir tada iš karto mūsų apsaugos yra. O kaip mes apsaugos? Arba mes kovojame, arba bėgame, arba sustingstame, kaip ir gyvūnai. Fight, flight, freeze. Arba pasiduodame, sakom, aš einu šitus mokymus dabar, einu šitą sistemą, einu taip dabar sakysiu, taip dėliosiu, dabar pasiduodu, kad sakau, myliu kiekvieną dieną, visą tą mes ir po to jaučiamės vis tiek, kad kažkas ne to, kad kažkas tai viduj kažkas yra, nes mes tai elgimės dabar kaip reikia, bet nesijaučiam, kad tai esame mes, nes mes priversti vėlgi slėptis, nes darome iš baimės, ne iš meilės, mes darome dėl meilės, ne iš meilės. Ir ta ramybė ateina ne todėl, kad mes tapom kažkokie tobuli, geri, dabar suprantantis ir taip toliau, o todėl, kad viduje baigėsi karas su savimi, baigėsi karas einant link kažko tai, ko iš tikrųjų nori ir nebėra to savęs atsitraukimo, nėra apsaugos, nes mes parodom, kad tai yra saugu, ten dalykų nebus tų, ko norim, nes aš dabar esu toksai užaugęs, kur aš galiu duoti, ko tu nori, kur aš galiu savo pasirūpinti savimi. Ir mano mėgstamiausia dabar frazė, kurią aš visiems sakau, kuri man labiausiai turbūt irgi gyvenimo toks suvokimas atėjo, tai yra, kad mes tampame tokie, kokių mums reikėjo tamsiausiamis mūsų valandomis. Reiškia, mes dabar jau tapome tokie, kurie savo galim padėti, kuriems mūsų tas vaikas, kuris užstrigęs viduje yra, mes jam dabar galim padėti, nes mes ėjom mokymus, išmokom, užaugom, sustiprėjom, mums nereikia dabar vien tik tai saugoti jo, mes galime pasirodyti, mes galime išeiti į tą šviesą prieš kitus žmonės ir mes jau tokie esame viduje stiprus, užaugę, kad mums nereikia elgtis kaip vaikais, užsidarome, bėgame, sustingstame. Mes dabar galim save laikyti. Ir jeigu esi užstrigęs gyvenime, ar tai būtų santykiai, ar tai būtų verslas, pinigai, klientai, marketingas, savęs pažinimas, ėjimas link savo svajonių, link savo tikslų, norėjimas galbūt keisti darbą, galbūt į santykius eiti kitus, ar dabartiniuose santykiuose turėti nuostabius tikrai santykius. Kad ir kas tai bebūtų, kad ir kas tas užstrigimas būtų, tai nėra mūsų kaltė, tai yra mūsų apsauga. Tai ne mūsų silpnybės, tai yra mūsų meilė sau. Ir visą laiką jinai čia buvo. Tos meilės, kurios mes ieškome, jinai mumise yra. Mes tik jos nematome, nesuprantame, negalim priimti, nes mes stumėme visą laiką, nes galvojam, kad mūsų dalis kažkokia yra bloga ir mes turim ją pakeisti. O ten yra tiesiog meilė. Kaip mama mylinti savo vaiką, o vaikas stumia, sako, nelįsk tu man čia, tu trukdai tik tai ir toliau. Ir tavo tai yra apsauga. Mūsų tai apsauga yra. Ir jis saugo mus tiesiog nuo skausmo. Visi šitie dalykai, visi tie užstrigimai, viskas, kad ir kas bebūtų, saugo mus nuo skausmo. Ir kitą kartą, kai kas nors atsitiks tokio, kur jauti baimę, kažkokį tai užstrigimą, neaiškumą, pasimetimą, nežinojimą, skausmą, kad ir kas tai bebūtų, klausk, šitas jausmas, čia dabar kas vyksta su manimi, nuo ko tu bandai mane apsaugoti? Mano širdis, mano siela, kad ir kaip mes pavadintume tai, mano nervų sistema, nuo ko tu dabar bandai mane apsaugoti ir jinai tau pasakys. Pasakys, žinai ką, aš bijau, kad tenai tu būsi atstumtas, aš bijau, kad tu tenai būsi pažemintas, aš bijau, kad ten tu būsi pasijuoktas, aš bijau, kad ten tu jausiesi menkavertis, tu bijau, kad ten jausiesi nesvarbus. Dėl to aš tau dabar darau viską, kad tu tik tai ten neeitum, arba kad tu pasiruoštum tenai, kad ten nebūtų. Reiškia, kai aš darau video, aš galvoju, kad manęs neatstumtų, kaip aš turiu šnekėti, labą dieną, aš turiu taip šnekėti, ir jisai manim rūpinasi.
Jis mane bando apsaugoti, būtent taip darydamas. Ir aš po to pažiūriu atgal ir sakau, blem, ką aš nesąmonę pasakiau, kokią šį dalyką padariau. Man reikia kitaip, dabar einu mokymus kitus. Ir ten buvo nervų sistema, bandė mane apsaugoti, aš dabar kitaip padariau. Dabar aš uždėjau dar vieną sluoksnį, kur dabar dar turės labiau apsaugoti. Dar labiau turės manim pasirūpinti. Kad aš tikrai neatrodžiau kvailai. Aš turėsiu eiti kursus, dar kažką. Ir nedaug dieve kažkoks bus praslydimas, dar kažko. Bum, dar labiau turės mane apsaugoti. Ir tada dar labiau jaučiamės prašiau, kad ir kiek pasiektume. Dėl to atrodo, jokio progreso mes nedarome, nes kad ir kiek pasiektume, esam lygiai toj pačioj vietoj, kur buvom visą laiką. Ir tai gali bandyti taip pat. Aš visą gyvenimą bandžiau kažkaip rasti, kažkaip tai eiti, ieškoti tų atsakymų. Ir problema ta, kad tas apsauginis tiek jis stiprus, tas vadinamas ego, ant tiek jis stiprus, kad jis visą laiką su mumis yra ir buvo dešimtmečius. Aš 42 metų esu dabar, tai 42 metus realiai, 40 galbūt metų ir buvo su manim. Visi šitie dalykai užaugo ir jie pasidaro tokie stiprus, kad man nieks nieko nepasakys, kad man neįrodysi, aš turiu savo tiesą, aš einu toliau. Ir čia galvoju, kad čia yra būtent tie dalykai, kurie man padeda, iš tikrųjų jie visose beveik srityse man stabdo. Nes ten yra vidinė kova. Nes kaip čia dabar, nebūk silpnas, nebūk bijantis, ko čia, taigi žinai, moky, supratai, davai einam darom, čia mokys. Ir kuo labiau einu, tuo labiau viduje karas vyksta. Ir gali bandyti daryti tą pats, bet visą laiką atsimink, kad ir koks atsakymas tau bus, apsauginis visą laiką, ir tu jo net nematysi, nes jisai visą laiką čia buvo. Dėl to aš ir padedu žmonėms suprasti, pamatyti, kas tave saugo. Kurioje vietoje tave saugo, koks kiekviena mintis netgi, kiekvienas požiūris, kiekvienas jausmas apsauga yra, bet mes to nematom, nes mes ant tiek esame tame, kad mes asocijuojam save su tuo ir atrodo, kad čia mes net nematome, kad apsauga. Ir parodyti tavo sistemai būtent, kad jau saugu mylėti, kurti, daryti, jau saugu. O kaip parodyti tai? Čia ir yra darbas. Čia ir yra būtent pirmiausiai suprantant ir pamatant, nuo ko tave saugo, iš kur ta apsauga atsirado, ir tada galime atpažinti, kurioje vietoje, kada, kaip saugo, nes būtent nuo tų dalykų, kas atsitiko gyvenime, kur perėję esame, nuo to ir saugo. Ir mes labiausiai didžiuojame savo apsaugomis. Mes net nesuvokiam, kad ten apsaugos. Mes labiausiai didžiuojamės. Aš ryžtingas, aš toksai. Tai dalykai, kurie labiausiai stabdomus. Ir būtent parodyti, kaip pamatome ir pamatai, padedu aš parodyti ir pamatyti šitus dalykus, tada klausimas ir pasidaro labai aiškus. Atsakymai tiksliau ateina labai paprastai. Kas už viso to slypi? Slypi tikrasis aš. Mano troškimai, mano nori, visi dalykai, ko aš noriu, yra būtent už to slypi. Dėl to mes jaučiamės tą blogį, tą pasimetimą, dėl to, kad tie troškimai mus kviečia. Tas gyvenimas mus kviečia. Bet tos baimės, tie visi neigiami dalykai, kuriuos galvojam neigiami yra, jie tik tai parodo, kurioje vietoje kurioje vietoje skausmas yra, kurioje vietoje reikia su tuo dirbti, reikia su tuo atkreipti dėmesį į tai, nes to vietoj kažkas ne taip. Ir tai yra būtent, tai yra geriausia dovana mums, tai yra, kad mums parodo, kurioje vietoje, kaip ir skausmas mums parodo, kas kurioje vietoje negerai, mums parodo, kurioje vietoje mes kažkaip tai užstrigę, kažkaip tai save blokuojam, kaip save bandom apsaugoti, o tai reiškia, kurioje vietoje reikia labiausiai meilės ir dėmesio tenai. Dėl to tas darbas ir yra kartu, tai yra kviečiu prisijungti būtent, kad nereikėtų vienam kovoti, kad eitume kartu, parodytum, kad būtų saugi aplinka, nes aš esu per tiek gyvenime perėjęs nuo planavimo žadybių iki dugno, iki vienatvės, iki sudaužytų širdžių, bet taip pat iki sėkmės, iki meilės, iki parašiutai, visiška laisvė, gyvenimas dabar Tenerifėje,
ir perėjęs beveik per ir depresijas, ir neigiamus tos dalykus, kas realiai baisiausiai galbūt galima pagalvoti. Ir kai supranti, kad ten yra tik apsauga, kad ir kas tau atsitiktų apsauga, kad tai nėra kažkas blogis, kad tai nereikia kažkaip smerkti, nereikia taisyti, nereikia kažkaip pakeisti, nereikia nieko su tuo daryti, o išmokti pamatyti tai ir būti su tuo. Ir ta erdvė saugi ir yra čia, kad nesakytų, tu blogai taip elgies, tau šito reikia. Nieko tau nereikia. Tas kvietimas ir yra, kad tu pats žinai visko, ko tu nori, ką tau reikia. Visi kiti dalykai yra tik tai žingsniai išmokti, kaip ir kalbą, kaip ir vairuoti motociklą, automobilį, kaip parašiutu eini ar kažkokią tai profesiją eini per mokymus, išmoksti tiesiog daryti ir viskas. Bet mums ne to trūksta, mums trūksta, kad mes kovojam su savim. Dėl to mes nepasiekėm pinigų, mes nepasiekėm tų dalykų, nepasiekėm to, nes mes iš vien turim kovoti su savim. Ne tiesiog einam kažką išmokstam, kad gauti rezultatą, mes einam link to dalyko, ko norime ir visą laiką su savim kovojame. Ir kitaip sakant, mes visą laiką bandome apsaugoti, kad mūsų nervų sistema, mes bandome visą laiką save apsaugoti, einant link tų dalykų, kur norime, bet iš tikrųjų labiausiai, į ką mūsų dėmesys labiausiai visą laiką būna atkreiptas, tai yra, kad kaip negauti, ko nenorime. Ir dėl to čia ir yra kvietimas. Tai sekantis žingsnis būtų, tai yra apačioje rasi anketą, kurią užpildyk, pažiūrėsime būtent kokia tavo situacija. Aš aišku dirbu asmeniškai su žmonėmis, tai nėra nemokamai, tai yra, aš kaip matai, duodu tikrai daug, duodu tikrai viską, bet taip pat ir aš vertinu į tai, ką darau, nes tai yra beveik niekur to nedaro, transformaciniai projektai visokie, kur kalba apie pasikeitimus, dažniausiai būna tik tai dar vienas sluoksnis ant savęs kovojimo, ant savęs pakeitimo, ant savęs pagerinimo kažkokio, kuris dar didesnį kovą, nes tai yra tiesiog psichologija, tai yra asmeninis augimas, kuris ir yra, kaip ir visos beveik industrijos, tai yra sukurtas tam, kad turėtume klientus, kaip ir psichologijoje, kad iš vien turėtum klientus, kiekvieną savaitę, kiekvieną dieną, kad jiems galėtum padėti ir iš jų, aišku, imti pinigų. Dėl to mes taip ilgai, aš pats 15 metų beveik šitų dalykų ieškau, dirbau, ėjau per pragarą, per lietų vandenį, kad galėčiau tą šviesą atnešti savo ir po to padėti kitiems tą patį kelią rasti. Tai užpildyk apačioj formą, rasi visą informaciją, tiksliau, pažiūrėsime būtent kokia tavo situacija ir jeigu atitiks, jeigu užpildysiu anketą, pamatysim, kad galiu tau padėti, kad tikrai esame pasiruošę ir rezonuoja viskas, ką mes šnekam, ką mes darėme, tada susieksiu su tavim ir pažiūrėsime, kaip galim tau padėti, kurioje vietoj būtent tau galima atlaisvinti. Ir įsivaizduok, kas būtų tavo gyvenime, jeigu visa tai nustotų, tavo tas karas, tavo vidiniai tie pasipriešimai, vidinės kovos, vidinės baimės, vidinės visi dalykai. Nesakau, kad jų nebus, aš tik sakau, kad yra būdas, kaip su tuo gyventi, kaip ir su motociklu važiuojant. Aš saugumo neprarandu. Ir netgi su parašiutais šokinėjant sakė, pavojinga yra tada, kai prarandi baimę. Bet baimėje tada tampa, tu rūpinėsi manimi, čia yra meilė savo, čia yra fainas dalykas, čia yra nuostabus dalykas. Aš jaučiu tą baimę, bet aš dabar nebėgu, nesislepiu, nutylu. Aš žinau, kas man svarbu, žinau būtent dėl ko aš bijau. Ir tada ateina ramybė. Tada yra visi šitie dalykai, jeigu pažiūrėsi mano video iki šiol, ką dariau, visiškai viskas skirtingai, nes mano apsauga neleido šitam dalykui pabūti, nes visą laiką bijojo būti atstumtas. Ir kol aš neišmokau to, kol neišmokau taip būti, negalėjau būti savimi ramybėje ir dalintis tais dalykais, kurie iš tikrųjų man yra svarbus. Taigi, nuoroda pačioje, užpildyk anketą, jeigu tau rezonavo, jeigu tikrai nori atrasti būtent tavo blokus, pamatyti, kas tave stabdo ir kad jie iš tikrųjų yra tam, kad
tave apsaugotų ir nuo ko apsaugotų, ir tada kas už to apsisaugojimo slepiasi tu. Ten ir yra tas visas gyvenimo šviesa, gyvenimo kaifas, gyvenimo užsivežimas, kur esi laisvas ir visi kiti dalykai, tik tai štai ko noriu, einu link to į ramybę.